Sveiki, su jumis nuoseklusis kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Ši diena buvo kupina įvykių. Štai pasibeldžiau į 132 duris, bei pabendrau su 48 gyventojais. Šiandien, kaip ir visada, žmonės išsakė įvairias problemas. Tačiau nebejotinai, didžiausia iš jų tai valdžios atotrūkis nuo paprastų gyventojų. Taip pat šiandieną sudalyvau Lietuvos radijo debatų laidoje skirtoje Fabijoniškių kandidatams. Išties buvo įdomu sudalyvauti ir pabendrauti, tačiau ji buvo labai trumpa, teturėjome tik 2 kartus pasisakyti. Tačiau savo pasirodymu tikrai likau patenkintas. Taip pat atsakau į jūsų užduotus klausimus. Štai Rasa klausia, kodėl pasirinkau Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Pasirinkau dėl to, jog ši partija savo vertybėmis, ideologija, principais yra artimiausia mano pasaulėžiūrai. Čia esantys žmonės yra demokratiški, nuoširdūs ir ne tik kalbantis, bet ir darantis tėvynės labui. Štai Vincas klausia, kokias knygas bei muziką mėgstu. Muziką mėgstu tikrai įvairią, tai priklauso nuo nuotaikos, nuo vietos, kur aš esu. Mėgstu ir ramią muziką, ir romantišką, ir trankesnę. Sakykime, iš Lietuvos man patinka Andriaus Mamontovo kūryba, Foje laikų kūryba. Iš užsienio Depeche Mode, Bon Jovi, Robbie Williamso. Knygos irgi patinka tikrai įvairios ir nemažai gerų jų esu perskaitęs. Dabar į galvą šovė jums rekomenduoti 3. Tai pirmiausia, Džordžo Orvelo 1984. Tikrai labai puikia knyga apie tuometinę sistemą. Taip pat į ateitį knyga nukreipta, tai Aldous Huxley, Puikus nuostabusis pasaulis. Bei dar viena knyga, kuri susijusi su mano tiesioginiu darbu, tai yra šachmatų treneriu. Yra Garry Kasparov Gyvenimas kaip žaidimas šachmatais. Taigi, visas jas jums rekomenduoju perskaityti, pasisemti savo naudingų žinių. O kągi, mes susitiksime rytoj, jūsų kandidatas nuoseklusis į Seimą Andrius Mulevičius.